Pacientas atvyksta į dienos chirurgijos centrą pasiteirauti platesnės informacijos, kaip pasiruošti fibrokolonoskopijai. Kolonoskopija tai storojo žarnyno endoskopinis tyrimas, kurio metu fibrokolonoskopas įvedamas į storosios žarnos vidų. Taip galima diagnozuoti įvairias patologijas bei atlikti operaciją gydymo tikslais. Tai yra greita procedūra, trunkanti apie 30 minučių bendrinėje nejautroje. Procedūra gali užtrukti ir ilgiau, priklausomai nuo to, kas bus atliekama jos metu. Svarbu pasirūpinti žarnyno paruošimu ir išvalymu, nes tai padeda gydytojui aiškiai matyti vidinę storosios žarnos sienelę. Ruošiantis procedūrai rekomenduotina 3-4 dienas iki procedūros laikytis šių maitinimosi rekomendacijų. Negalima vartoti sėklų, riešutų, grūdų ir kruopų, raudonos ir violetinės spalvos maisto ir gėrimų, nebaltos spalvos maisto produktų. Jūs galite vartoti šiuos produktus: pieną, natūralų jogurtą be priedų, varškę, majonezą be prieskonių ar žolelių, grietinę, sviestą, baltą duoną, baltus ryžius, aukščiausios rūšies makaronus ir miltus, bulves be lupenų, vištienos krūtinėlę be odos, baltos žuvies filė be odos, kiaušinių. Galite vartoti įvairius sūrius ir varškę, bet jie turi būti be kmynų ir žolelių, baltą šokoladą be priedų ir vanilinius ledus, cukrų. Likus vienai dienai iki procedūros, jūs galite suvalgyti lengvus pusryčius. Pavyzdžiui, virtą kiaušinį su baltos duonos riekele iki 9 val. Ryto. Nuo 9 val. Ryto galima gerti tik skaidrius skysčius. Jeigu jūsų gydytojas žarnyno valymui atlikti jums paskyrė vartoti Fortrans, turėsite laikytis padalintų dozių režimo. Vakare prieš tyrimo dieną išgerkite 2 litrus osmosinio tirpalo Fortrans. Pirmą dozę pradėkite gerti 19 val. Vieną paketėlio turinį ištirpinkite 1 litre negazuoto vandens ir suvartokite jį per 1 valandą. 20 val. Pradėkite gerti antrąją tirpalo dozę. Jeigu kolonoskopijos tyrimas jums paskirtas kitos dienos 8 val., tai kitus tirpalo litrus pradėkite gerti 23 val. Po 1 litrą per valandą. Atlikus žarnyno valymą, pirmą nakties rekomenduojama išgerti 3 kapsulės Simeticon. Jeigu kolonoskopijos tyrimas jums paskirtas kitos dienos 11 val., tai kitus tirpalo litrus pradėkite gerti kitos dienos 5 val. Ryto, po 1 litrą per valandą. Atlikus žarnyno valymą, 7 ryto rekomenduojama išgerti 3 kapsulės Simeticon.